Hei, sveiki visi! Šiame video jums parodysiu savo praeitame video, kurį kėliau, rodžiau kaip darbelį, kuriame buvo nagų lakas, jo nebuvau nupinus prieš video. Taigi dabar jų truputėlį pasigaminau daugiau ir parodysiu, kaip pasigaminti. Taigi mums reikės 2 spalvų gumyčių, spalvos, kurią norite daryti lako spalvą, ir spalvos, kurie kamštelį. Aš dažniausiai gaminu kamštelį juodą. Tai štai taip. Ir šis nagų lakas yra pinamas ant ragatkės. Taigi mums reikės gumyčių, ragatkės ir žinoma kabliuko. Ir taip pat darbščiųjų rankyčių. Taigi, ir pradėsiu pinti. Taigi, pasiemu ragatkę ir šį kartą pinsiu iš tokios rožinės spalvos gumyčių nagų laką. Taigi imu vieną gumytę, ją apsuku 3 kartus ant vieno stulpelio. Tada imu 2 gumytės ir taip dėsiu 5 poras gumyčių dabar. Tai bus viena pora, perkeliu tą susuktą į centrą, antra, abi perkeliu į centrą, trečia, taip pat perkeliu į centrą. Bus 4. Ir 5. Ir kaip uždėjome 5 poras gumyčių, tada ant dešinio stulpelio uždėsiu nuo kito stulpelio gumytės. Ir dabar tą gumytę, kur susukau 3 kartus, užkabinu ant kabliuko. Ir užkabinu ant laisvojo stulpelio. Uždedu, neužkabinu, atsiprašau. Ir dabar dėsiu 4 poras gumyčių, taigi dedu 1. Ir dabar šį kartą dėsiu tik tai nuo kairiosios pusės stulpelio, uždėtas tas gumytė, o šias palieku 2. Tai bus 1 pora. Antra, dabar uždėsiu iš abiejų po 1. Aš jas 2 taip pat kaip ir buvo, taip ir palieku. Antra. Trečia pora, taip pat po 1 iš vienos pusės, iš kitos pusės. Ir 4 pora. Taip pat uždedu po 1 porą. Ir vėl, kaip uždedu 4 porą, gaunasi štai toks darbelis. Ir nuo šio stulpelio, kur yra 1 pora gumyčių, uždedu štai taip. Taip pat ant to sekančio stulpelio. Ir atraskite gumytę vėl, kuri buvo sukta 3 kartus. Ne šitą.
Tai čia. Kai atrandate, vėl uždėkite ant laisvojo stulpelio. Ir dabar dėsiu 5 poras. Galvartas. Bet taip tas. Tik vieną gumytę praleidau. Ir dabar dėsiu 5 poras gumyčių. Taip, vėl viena. Vėl taip padedu tik iš tos pusės. Ta viena gumytė. Bus antra pora. Dabar dedu iš abiejų po vieną. Trečia. Vėl iš abiejų po vieną. Ketvirta. Ir dabar 5. Vėl taip pat po vieną. Ir dabar dėsiu gumutę. Kaip dariau kamštelį, dėsiu 2 juodas gumutes. Gali dėti ir kitokios spalvos. Ir uždedu nuo šio stulpelio vieną, o nuo šio visas gumytes. Ir dabar uždėsiu kelias poras gumyčių po 2 juodas. Dar daugelis prašo darbelį ant ragatkės. Aš tikiu, kad jūs gal neturite visi staklių arba jų nerandate, kur nusipirkti. Bet kai kurie darbeliai yra gaminami tik ant staklių ir jų kitaip neišeis padaryti, nes ant ragatkės yra naudojami tik tai 2 stulpeliai, ant kurių dedasi gumytės. Ant staklių tų stulpelių yra daug daugiau ir kai kurie darbeliai reikalauja daugiau stulpelių, kad būtų. Bandžiau galvoti, kas galėtų atstoti maždaug tokią stulpelių grupę, nes galima naudoti taip, kur yra 2 stulpeliai, taip pat nuo staklių galima naudoti vietoj ragatkės, 2 pirštus galima naudoti, bet tai yra ragatkės atstojimas. O kad atstotų tokią grupę stulpelių, net nežinau, nekyla minčių, ką galėtume panaudoti. Esu pynusi apyrankės ant šakučių. Šakutės taip pat galima rasti bet kuriuose namuose. Tai jeigu kažką sugalvočiau, tikrai parodysiu, patarsiu ir nežinau. Nes šį zuikutį vienam man prenumeratorė
nežinau, parašė komentarą, ar jį galima pagaminti ant ragatkės. Jo tikrai negalima pagaminti ant ragatkės, nes jisai gaminamas iš aplink staklės. Jo kitaip jau neišeis. Aš jums būtinai parodysiu, kaip jį nusipinti. Taigi, kas turite, neturite staklių, tikrai tokio dalyko nepasigaminsite, nes kol kas, sakau, nesugalvoju, kas galėtų tai atstoti. Ir taigi baigiu su savo nagų laku. Paskutinę stulpelį, tai paskutinį. Ir tada galit uždėti vieną gumytę, galit nedėti vienos gumytės, galit taip perkišti. Aš uždedu vieną gumytę. Ir šią gumytę perkišu per kilputę ir užtraukiu. Ir paskui gražiai galima paslėpti. Šiaip tikrai rekomenduočiau, mano puslapyje yra to puslapio apžvalga, tai yra super krautuvėlė. Super krautuvėlės puslapis. Šį kabliuką taip pat pirkau tame puslapyje, tik tais, kad jo šiuo metu nėra prekyboje. Šio kabliuko ir staklės, originalias staklės iš tikrųjų, kur yra plati nugara ir jos truputėlį yra kokybiškesnės negu būna tos kitokios staklės. Aš už jas mokėjau 60 euro centų. Tai yra tikrai labai pigiai. Tik yra toks dalykas, kad ten reikia apmokėti iš karto per parą laiko, kad jūsų tėveliai apmokėtų pirkimą ir tikrai turėtų atsiųsti. Daug kas perka iš ten rinkinukus, aš pirkau, rinkinukų nepirkau, aš pirkau atskiras gumytės, nes aš paskaičiavau, kad aš dėžutę esu nusipirkusi iš kitokios parduotuvės, iš senukų. Smulkmenom tokią dėžutę galima kažkur susidėti, nes perkant pakeliais gumytės jų gaunasi daugiau negu dėžutėje būna jų pripakuota ten kelių spalvų. Bet čia jau jums spręsti. Taigi, tokias stakles, jeigu nerandate, tikrai galite nusipirkti ir paštu jas atsiunčia. Taigi, jeigu nerandat, nes tikrai patarčiau įsigyti, nes daugiau galima kažką nusipinti, jeigu jums patinka pinti. Taigi štai ir užbaigtas mano darbelis. Štai tokie nagų lakučiai. Ir laikinkit, subscribinkit, komentuokit, laukit kitų video ir šį kartą sakau iki.